Sveiki, brangus žiūrovai ir klausytojai. Sveikiname su jumis. Aš, Laurynas ir pastorius Audrius. Sveiki, gerbim klausytojai. Šiandieną tyrinėjame tokią temą, kuri vadinasi dalytis juo. Įsimintinai eilutė sako, viešpats Dievas davė man iškalbų liežuvį, kad gebėčiau žodžius sustiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausį, kad klausyčiausi tarsi mokinys. Iškart primena man, kažkodėl tai iškart pirmiausia Mozė į galvą ateina, žinai, ašgi neiškalbus visai. Žinai, kaip Mozė prieštaravo. Yeah. Žiūrėk, Audriau, pradėkime nuo šitos eilutės įsimintinos. Čia aš matau du prieštaraujančius savo dalykus. Vienas davė iškalbų liežuvį, reiškia žmogus iškalbus, ir kad klausyčiausi tarsi mokinys. Iškalbus ir klausus. Ir dažniausiai tai būna vienas labai tyli ir klauso, ką šneki, o kitas būna labai plepus, plepa ir neklauso. Taip. O šičia ir tas, ir tas. Taigi pasirodo, šitos savybės suderinamos yra. Jo, jeigu žiūrėti žmogiškos prigimties pusės, tai jos nesuderinimas, nes žmogus egocentriškas, nori daugiau kalbėti, dėmesį nori ir be abejo, jeigu jam kažką papriekaištaus, kitaip pasakys, nenoris girdėti savadės tokių minčių ir be abejo dažniau žmogus negirdi. Bet čia kalbama jau ne apie žmogaus ambicijų iškelimą, ne apie žmogaus išaukštinimą, bet kalbama apie Dievo išaukštinimą. Ir čia parodo, kad norint išaukštinti Dievą, norint paliudyti apie jį, tu negali kalbėti iš savęs, nes prikalbėsi to, ko nereikia. Bet čia sako, tu duodi tokį ausį, duodi tokį supratimą, kad aš klausyčiausi. Reiškia, žmogus turi pirmiausia iš Dievo išgirsti kažkokius pamokymus, išvelgti, matyti Dievo vedimą. Ir be abejo, jeigu jis bus geras viešpaties žodžio klausytojas, tai jis tikrai tinkamoms mintimis pasidalinsi su kitais žmonėmis. O Dievas tuo pačiu laimins, matydamas, kad tas žmogus tikrai perduoda Dievo žodį. Ir tokiu atveju žmogus patiria, kad Dievas duoda tą iškalbų liežuvį, duoda tos žodžius. Ir čia kalba, savo, kad gebėčiau žodžius sustiprinti nuvargus. Vėl tai parodo, kad tas žmogus ne dėl savęs prašo Dievo supratimo, bet dėl to, kad padėti žmonėms. Tai vėl rodo, kad visa, kas čia vyksta, tai vyksta Dievo dvasia. O Dievo dvasia yra nesavanaudiška ir netarnauja dėl mūsų gerovės. Va čia, sakyčiau, tie dalykai suderinami, jeigu tai darai pagal Dievo valią, pagal Dievo žodį ir Dievo dvasia. Tada suderinami. Be Dievo dvasios tie dalykai sunkiai susiderina. Jo, čia kaip ir paminėjai, matau, kad iškalbų liežuvį ir toliau, kad gebėčiau žodžius sustiprinti nuvargusius. Dar žinai, kas man užstrigo šito eilutėje, kas rytą jis žadina mano ausį. Audriau, kaip su tuo kas rytą? Ir pasišventimui Dievui ryte. Jo, va čia pasakys, kad rytas yra ta diena, kada žmogaus galva yra šviežia. Dar ta prasme nepervargusias nei mintis, nei galva, nei klausa, niekas. Ir Dievas, aišku, mus žadina, nes neatsikeltumėm ryte, tai būtum jau mirę. Tai va čia iš vienos pusės taip, o iš kitos pusės kalba apie tai, kad Dievas skatina žmogų praleisti laiką su Dievu ir išgirsti kažkokios dvasinės pamokas, pamokymus, įkvėpimus kažkokius tai iš Dievo, kada žmogus dienos eigoje tikrai turėtų prasmingą dieną. Bet bėda yra ta, kad šiuo metu mes žmonės esam labai užimti telefonais. Ir dažnai ryte prabunda ir rankas telefonas yra. Ir čia, aišku, mes labai dažnai tiesiog tą laiką, kuris skirtas Dievui, mes tiesiog užkišam tą kanalą pasaulio naujienomis arba, sakykime, kažkokiais kita informacija yra. Ir be abejo, tada mes patys būnam ne visai tai dienai pasiruošę. Nežinau kaip jums, bet man pasibėjo, kad tokių dalykų pasitaiko. Šiek tiek anksčiau tai būdavo laikraštis ir kava. Ar taip, ne? Anksčiau taip jau būdavo. Arba kava, atsikelia žmogus, nusvirduliuoja leisgyvis, greitai kavos, atsigert, kad galėtų funkcionuoti.
Mm. Ar nėra, kad taip, kad jeigu pradedi rytą nuo Dievo, kad kas pirmas į galvą tau įeina, tas visą dieną ir suprofiliuoja. Gali tai būti toksai dalykas? Aš manau, kad gali būti, nes tai postumis, jo, kaip čia ta toks posakis, sako, kokie kuo iš lovos išlipai, taip jau tą Jo, dieną į toks posakis yra. Bet aš jo, sakyčiau, net. kad tai yra tikrai dalis tiesos, kiek mes, kaip tą dieną pradedam, su kuo ir įtaką daro dienos eigoje tos mintis. Nes ir tai, jeigu tavo mintis įkviptas kažkokių gerų dvasminčių, idėjų, tai tu kažkaip tą kryptim ir eini. Bet jeigu tu pasukai visai kitą kryptim, į kokį nors, sakant, meninius filmus kažką, nu tai turi visą dieną įgalvoja apie tą filmą. Čia labai panašiai, kaip, pavyzdžiui, kartais išgirsti kokią nors dainą per radiją gruojant ir paskui tą radiją išjungi ir dar tau ne vieną valandą ta daina ausyse skamba. Tiesiog Mm. ištraukas iš tos dainos žodžiai vis ateina į galvą. Tai vat ir aš sakyčiau, kad vėl, jeigu mes Dievo žodį te paskaitome, tai dienos eigoje būna, kad tiesiog, tai nebūtinai, kad pažodžiui, bet kažkas iš tos minties arba tų įspūdžių, kažkas tai vat tiesiog pasikartoja arba prisimena tie dalykai yra. Ir tai yra geriau, kada Dievo žodis mums kartuoja ausyse, negu kažkokia nors daina, kuri, ta prasme, neturi nieko savyje. Tiesiog gal tai tiek graži. Iš tiesų labai įdomu tą posakį priminėjai. Netakoja iš lovos išlipau. Žinai, visiškai neina diena ir žmogus buvo, nu kas čia šiandien yra, žinai. Tai ko Ja. gero netakoja išlipai. Tai iš tiesų jo, kažkas yra tame. Ir aš įsivaizduoju, nežinau, neieškojau, bet tikrai būtų koks nors mokslinis straipsnis. Mokslininkai ištyrė ir pasirodo pirmosios mintis įtakoja visą likusią jūsų dieną. Ja. Žinai, Ir mokslinis nustatė, kuria koja geriau išlipti, ne? jo, bus toksai koks nors tikrai. Gerai, taigi mes nuo to pradėjom, nes vis dėlto, jeigu tu pradedi su Dievo žodžiu ir tame randi, kaip sakyt, ramybę, pastiprinimą, na, kas ko ieško, tai tuom ir norisi dalintis. Arba tame gyventi ir tuom džiaugtis. Tai perskaitykime Mato 28, 18, 20. Gerai, skaitau. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Klausimas. Čia paliepimas, rekomendacija, patarimas, palinkėjimas. Na, aš sakyčiau, čia adresuota jau yra Jėzaus grinai jo mokiniams. Sakykime tai, kad tai yra Kristaus įkurtai organizacijai bažnyčiai, ta prasme. Nu, ta žodis organizacija gal žiauriai skamba, lyginant tuos laikais, tuo metu dar kažkas nieko organizuoto kažkokie nebuvo, bet Jėzus davė tą pradžią. Jis pats kalbėjo, kad, sako, aš pastatysiu bažnyčią ir pragaro vartai juose nugalės. Ir čia vat, mes matome, kad jau Jėzus duoda tokį paliepimą. Kaip ta bažnyčia atliks savo misiją, jeigu Jėzus neduos paliepimą. Jeigu Jėzus paliktų tik tai žmonių nuotaikams, nu, turėsiu noro, eisiu kalbėsiu, neturėsiu noro, neisiu kalbėti. Nu, čia dar, kaip sako, kokioj koja išlipsiu. Ne, va čia Jėzus konkrečiai duoda paliepimą, kad jo mokinių misija skelbti šitą žinią pasaulyje. Ir aišku, mes norėtumėm galbūt tiesiog sakyti, ai, šiandien noro nėra, arba dar, nu, tiesiog to nedarysiu. Bet vis tik užduotis Jėzus yra aiškiai duota, kad eikite ir padarykite mano mokiniais. Tai tiesiog tai yra kaip paliepimas toksai paprasčiausiai yra. Bet sakyti, kad tai, ai, nesvarbu, čia rekomendacijų pobūdžio, nemanau, ta prasme, čia yra tikrai jau Jėzus užduotis konkreti bažnyčiai. Nu, galbūt būtų taip sakęs, kad, žinai, kaip atsisveikinant. Nu, sėkmės, gero to gyvenimo, gyven gražiai, palinkėsiu tau gyventi su Dievu. Ja. O šį čia duota misija. Tai Taip, čia... dabar klausimas,
Kiekvienai iš mūsų bažnyčio, aš manau, kad, nu gerai, ne kiekvieną didžiąją dalį bažnyčios narių kažkiek griaužia šitas momentas, nes mes neinam, nepranašaujam, žinai. Na, nereiškia, kad mūsų gyvenime nesimato šito, žinai, ir nereiškia, kad mes nekalbam, bet neinam per tautas ir neskelbiam Dievo žodžio. Ir tai galėtum šitą vietą priimti kaip priekaištą, kad mes to nedarome, o turėtumėm. Jo, čia jeigu taip kalbėti apie individualiai, galbūt kartais mes norim užsikrauti tokią naštą, kad jo, čia mano atsakomybė tai daryti kažkas, bet aš manau, čia yra duota bažnyčiai ta užduotis, nėra vienam tik tai žmogui yra. O jeigu bažnyčiai, tai yra daug ir dvasinių dovanų. Vieni turi dovanas, aiškiai, žodžiu skelbti šitą žinią, kiti žodžiu tokios dovanos neturi, bet kiti turi galbūt geras rankas, kurie gali tiesiog kažkokiais darbais kažką nuveikti, daryti, prisidėti prie tų skelbiančių arba liudijant savo gyvenimu, savo darbais. Čia iš principo yra, aišku, pasakyta užduotis yra, bet liudyti, kalbėti, vėl ne visi turi dovaną arba ne visi pašaukti žodžiu liudyti. Liudyti mes visi esam pašaukti, tik tai kokiu būdu liudysim. Bet pavyzdžiui, aš negaliu savo priekaištauti dėl to kažkokios dovanos neturiu sugebėjimo ir kad to nedarau. Tai būtų neteisinga, nes pats Dievas skatina ir veikti, ir trokšti, ir pats jis duoda dovanas, jeigu tam reikia. Bet jeigu Dievas nedavė tos dovanos, o aš iš savęs reikalausiu, kažtai turiu padaryti, manau, tai būtų nėra teisinga. Reiškia, aš bandau tiesiog padaryti tai, ko Dievas neliepia. Arba padaryti tai, kas tiesiog ne pagal mano jėgas yra. Todėl, paaiškai, jis tokį gerą palyginimą davė apie talentus, kur vienam davė 10 talentų, kitam ten mažiau, kitam visai tik 1 talentą te davė. Tai vat, vėl mes matom, kad Jėzus atsakomybės pareikalavo iš kito tas šeimininkas pagal tai, kiek talentų davė, o ne tiek, kiek nedavė. Tai vat, ir čia paprasčiausiai, jeigu man nėra tiek tų suteiktų dvasinių dovanų, tų talentų neturiu, aš negaliu iš savęs tiek reikalauti. Ir aš taip pat neturės iš kitų reikalauti, jeigu aš matau, kad jis neturi tos dovanos. Bet principas taip, vis tiek mes turim kažkokiu būdu skelbti. Pagrindas yra faktiškai, kad pirmiausia, mes turim savo gyvenimą turėti tokį kaip įkūnytą Kristų, tam tikrą moralę, supratimą, elgesį būti pakoreguotas. Kas iš to, jeigu aš kalbėsiu žodžiu, bet mano gyvenimas asmeninis ir charakteris yra toks atstumiantis, nemalonus. Taip aš kalbėdamas žodžiu apie Kristų, o pats būdamas labai nemalonus žmogus yra, paaišku, tai aš per Kristus nepriartinsiu žmonės, nepakviesiu, o atstumsiu. Nes žmogus pirma, ką jis mato iš skelbiančių, tai patį kaip asmenybė. Ir jeigu ta asmenybė savo gyvenimą neturi ką parodyti, neįkūnės nieko, paaiškai žmogus tiek ir tiek girdės, kai jis kalba. O gal netgi pradės ginčyti, sakys, ką tu čia kalbė paprasčiausiai. Arba pasiklausys, sakys, na gerai, bet tu gyven kaip nori, o aš nepriimu. Tiesiog norime, įtaka žmogaus elgesio gyvenimo daro didžiulį. Tiems, kam mes kalbam. Va taip sakyčiau, kad tas labai svarbu yra. Dar tame prisideda ir charizma. Audriau, neužmirškime, charizma yra, aš manau, duotybė. Aš nežinau, ko gero, negali žmogus charizmos išdirbti. Matosi. Ir dar yra temperamentai šitą tokie labai skirtingi. Ir vieni nori daug kalbėti, eiti, reikštis kažkaip yra. A kitas nori kamputį, ramiai pabūti, ta prasme yra. Bet netgi tas, kuris nori ramiai pabūti, jis gali vis tiek tiesiog savo gyvenimą kažkaip paliūdyti. Bet čia vėl tas paliūdimas savo gyvenimą, tai nėra, kad aš turiu reklamą kažkokią daryti specialiai. Tai būna aišku, kad natūraliai. Pirmiausia, tu išlaikyti santykius su geruosiu su Dievu, tiesiog išlaikyti tą ramybę. Ir daug dalykų pats Dievas per tai padarys. Aš mačiau daug kartų versle tokį dalyką, kur 2 yra verslininkai, 2 žmonės savininkai verslo. Vienas yra smegenis, kitas yra liežuvis. Tas, kur smegenis nelabai ką pašneka, o liežuvis nelabai ką masto. Smegenis nepasako, ką šnekėt. Jo, ir pavyzdžiui, aš žinau, nepersniausiai mes kalbėjom su viena moterim, tai jinai irgi pasakoja, kad jinai pažinojo gerų tokių muzikantų,
profesionaliai atliekančius savo darbą puikiai, bet jie neturi mokinių, jie nemokina. Jie nemoka perteikti tų žinių, ką jie turi patys yra. A yra tokie, nu, ne aukščiaus lygio muzikantai, bet jie puikiai moka tas muzikas pamokas kitiems perteikti, ta prasme yra. Išaiškinti, parodyti kažkas yra. Nu, vat, taip pat, pavyzdžiui, mokyklai būdavo irgi. Vienas fizikas mokytas taip aiškinama, kad tą savo pamoką, kad vaikams būdavo ir įdomu, ir tu išmokdavai yra. Kitas ateidavo, reikalaudavo, bet nieko nepaaiškindavo, tu sėdi ir nesupranti, ir tu net nesupranti, už ką tos blogus pažymius gauni. Tai va čia vėl dalykas, kad vieni žmonės tikrai turi tą dovaną pertikti tas žinias, o kiti galbūt neturi tos pertikti žinių, bet jie patys supranta tą dalyką kažkaip tai. Gerai, dabar jeigu dar apie tą patį perteikti žinias, aš manau, pats esminis momentas šitame yra motyvacija. Nu, be abejo. Esmė. Taigi motyvacija. Kokia motyvacija turėjo būti pas mokinius? Na, gal paskaitykime iš Apaštalų darbų 1 skyrius 8 eilutės vieną mintį. Paskaitykime. Sako, bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygiai pat žemės pakraščių. Aš manau, kad dar čia dalykas prisideda prie tos motyvacijos, kad pirmiausia, kad aišku, Dievas juos pašaukė, ir antra, kad Dievas padrąsina, sako, ateis momentas, sako, kai aš jums, sako, išlies savo dvasią, jis sako, jūs tapsite, sako, jums seksis, pavyks, jūs tiesiog padrąsinimas toks yra, kad nereikia pergyventi. Aš manau, kad apaštalai iki šimto dvasios išliejimo, jie taip pat truputėlį baiminos. Nu taip, jie davė užduotį, jie tą viską supranta, bet savo pajėgomis, protų, jie nesuvokia, kaip jie tai įgyvendins, kaip jie padarys. Ir atrodo, dar ir padrąsinimų kažkokį reikia. Ir čia vat, tas šventoji dvasia, kuri išlieta buvo, jiem buvo ir padrąsinimo motyvacija, kad tai, ką jie daro, Dievas yra su jais, Dievas pritarė tiem dalykams yra ir jie teisinga linkme eina. Ir be abejo, kai pamatė rezultatus, kaip Dievas žmonių širdis keičia, kaip jie atsiliepia, tai turėjo dar stipriau sustiprinti, kad jie tinkamą kryptim eina ir kad viskas yra globoma Dievo. Tai va, čia toks dalis yra. Ir mes matome, kad, pavyzdžiui, Apaštalų darbų 4 skyrius 13 eilutėje, ten labai įdomu, kad jau mes matom, kada apaštalai atsidūrė tokioje situacijoje, nu kaip nepalankioje, kur žmonės prieškai buvo nusteikę. Ir kaip jau jie tiesiog galėjo liūdėti ir nebijoti. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, po Kristų nukryžiavimo apaštalai užsidarė aukštiniam kambaryje, pasislėpti, kad niekas nematytų, jo tiesiog buvo baimė, tai dabar ta prasme mes matom, jie tą baimę įveikė. Vat paskaitykime 4.13. Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrė, kad tai paprasti nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Va čia va, tas momentas įdomu, kad sako, net tie kunigai, kurie gal prisidėjo prie Kristaus nukryžiavimo, tiesiog kurie buvo nustatę prieš Kristų, jie tiesiog tikėjos, kad jie tą judėjimą Kristus pasikės bus išsklaidę ir kad viskas bus užgesinta. Bet jie buvo nustebę, kai pamatė, kad čia yra paprasti žmonės. Čia sako, kad tai paprasti nemokyti žmonės. Ir jie ką pamatė, kad tie žmonės kalba su gale, su jėga, drąsiai ir neturi jiems ką paprieštrauti, pasakyti. Ir va čia ta mintis sako, kad nemokyti žmonės yra. Tai rodo, kad jie nebuvo baigę tuo metu oficialių, legalių institucijų. O kalbėjo taip, tarsi būtų baigę, tarsi būtų specialiai paruošti tam kalbėti. Ir tai va čia ta buvo ir tokia padrąsimas ir motyvacija, kad nebijoti, tik širdimi priimti Kristaus paliepimą ir daryti. Ir toliau Dievas palaimins, padės tą dalyką. Ir šiandien lygiai panašiai, faktiškai, jeigu Dievas pašaukė tave, kviečia, tai Dievas tave nepaliks vieną, jis duos ir įrankius, ir galimybės, tik tiesiog nebijoti tai daryti paprasčiausiai. Vat baimė. Ar įsivaizduoji reakciją to, kuris iš aukštųjų kunigų, kuris pasakė, ko jūs pergyvenat, jeigu jisai paprastas žmogus ir jį nuimsim, viskas baigsis. Bet jeigu jis Dievo valiai, tai nieko tu nebepadarysi. Jo, matau, taip tas, čia vienas iš tų pasakė, dabar užstrigo vardas, jo,
Iš tikrųjų, vienas iš tų aukštų, kaip pasakyti, kunigų, Snidriodo narių, tų, sakant, pasakė tą dalyką. Tai jis, reiškia, turėjo supratimą kažkokį, bet tie kiti, kurie nepaklaus ir vis tiek Kristų nukryžiavo, tai jie to žodžius turėjo prisiminti, kad jie dabar tarsi kovoja prieš Dievą, nes Kristų nukryžiavo, o mokiniai toliau tęsia tą mistiją, ir toliau drąsiai. Ir jie turėjo vis tik pagalvoti, ką mes čia darome, o gal tikrai mes dabar kovojam prieš Dievą. Bet tuo momentu gal ir švento dvasia jiems šmėkstelėjo tokia mintį, bet klausimas, ar jie širdimi priėmė. Aš manau, kad nepriėmė ir netrodo, kad jie būtų nuomonę pakeitę ir pasakė, oi, suklydome. Dalis žmonių pasakė, kad suklydo ir jie vis tik tai atsivertė į Petro skelbimą pamokslą. Bet buvo dalis, kurie aiškiai nusprendė eiti toliau. Tiesiog, jeigu jau suklydo, ir toliau einam tą klaidos keliu. Manau, kad toks jų buvo pasirinkimas. Dabar pakalbėkime apie tokį momentą šio laikinio evangelizacijoje. Neverčiant, bet su gale. Neverčiant priimti Dievą, bet, aš nežinau, pamokslauji su gale, meldiesi su gale. Tu paėmėjai kaip apaštalai pamokslavo. Dabar paimkim šiais laikais mūsų civilizacija, ko gero nesuklysiu pasakydamas, kad pastatyta ant šou elementų. Ir labai daug pastorių mėgsta šou elementus. Arba paima Bibliją iš kokios nors labai kontroversiškai įvardina kažkokią tai vietą ir paskui pamokslą skelia tą temą, žinai. Ten koks nors, tai galų gale išsiriša, kad ten tas pirmas sakinys išimtas iš konteksto ir jis tik labai skambėjo kontroversiškai, arba kokią teoriją kontroversiškai iškelia. Tas gali būti visose bendruomenėse, tiek ir adventistų, tiek ir kitų, norėdami pritraukti, kaip sakyti, dėmesį ir padaryti tokį, kaip sakyti, mini šou, žinai. Įsivaizduoju, kaip aš kalbėsiu apie tai ir ten paskelbiu, kad šį šeštadienį kalbėsiu apie kaip Kristus tortus kepia. Kokius tortus kepia? O pamatysit šeštadienį, ateisit, žinai. Supratėjai? Ir žmogus galvoja, kad va, tenai kokį ten tokią mintį ten išvartysiu. Tai iš kitos pusės žiūrint, tai čia yra toksai kaip nėra pas tave galios, bet tu nori daryti šou. Per savo ilgą liežuvį, žinai. Nori pritraukti žmonių, nori kažką tokią pompastiką daryti. Deja, labai daugelis žmonių ant to ir pasikabina. Ja, čia yra žmogiška filosofija, psichologija, sakyčiau, įvairiausias reklamas televizijoje irgi pastatytas ant žmonių poreikių, tiesiog kažkaip sužadinti, užkabinti kažkokią mintį yra. Ir be abejo, kad kai kurie tarnautojai tiesiog naudojasi tą psichologiją. Paprasčiausiai, aišku, šiuo metu yra įvairiausias galimybės išmokti, suprasti, eiti, tyrinėti ir literatūros, knygos, kaip daryti įtaką žmonėms. Tai va čia tas, kaip daryti įtaką žmonėms, savo protus šitą labai gali toli nuvesti ne ten. Faktiškai tie žmonės tikrai teismų dieną turės stipriai atsakyti, nes jie iš tikrųjų skelbia, kaip pasakyti, turi savo Kristų, bet jie iš tikrųjų skelbia savo teorijas kažkokias yra, nes tenai Dievo jėgos nėra, Dievas tiesiog net nepritarė kartais dažnai jiems iškeltoms toms mintims. Bet jeigu jie mat, kad žmonės nelabai klausosi, tai imasi kraštinių priemonių. Tai šou, metodai, įvairios priemonės, pagražinimai, galbūt kažkokios lazerių šou, kažkas, ir žodžiu, įvairiausias technologijas šiais laikais, kuriuose prieinamas, naudojama, kad tik tai žmonės patraukti. Ir aš pasakysiu, kad taip, dalis žmonių ir patraukiami yra šito klausimo. Bet klausimas, kiek jie ilgai užsilaiko. Ir aš pasakysiu, kad geriau, ne geriau, bet iš tikrųjų Dievo tauta arba Dievo bažnyčia turi naudotis ne ta psichologija. Aišku, psichologija kaip priemonė pasitarnauti visą laiką jinai gerai yra, bet tikroji jėga turi būti, kada šventoji dvasia pritarė, palaiko, veda ir va tada rezultatas bus ilgalaikis yra. Nes jeigu mes žmogiškom pastangom žmogų atveždam pas Dievą arba, sakykime, į bažnyčią, labai dažnas atvejas, kad tas žmogus tik kuriam laikui atrodo, ateina jam įdomu,
Bet paskui staiga jo interesas dingsta ir pasitraukia. Ir paskui dar sunkiau tokį žmogų atvesti pas Dievą. Todėl, paaiškiai, jeigu Dievas atveda žmogų į bažnyčią arba pas savęs, arba sužadina norą tyrinėti, tai dažniausiai būna ilgalaikis dalykas bet žmogiškom pastangom čia yra problema yra. Aš manau, kad čia per visą amžinybę, ne taip paskui, per visą istoriją vyksta ta kova. Šėtonas bando patraukti savo pusę žmonės, Dievas bando išgelbėti savo pusę. Ir va šiandien tiesiog problema, kad šėtonas bando Dievo darbą pakeisti. Paima iškreiptą krikščionišką teologiją, kuri neturi Dievo jėgos, bet panaudoja žmogišką psichologiją, šou ir atrodo, kad Dievas veda, atrodo, kad Dievo galia yra. Bet tai yra šventos dvasios pamėgdžiojimas. Ir jeigu žmogus laikosi Dievo žodžio tiesos, pats praktikuoja, gyvena pagal tai, jis tą dalyką atpažins, kad tai yra melas, kad tai šou, kad čia nieko gero nėra. Bet jeigu žmogus pats nepraktikuoja, neina su Dievu, tai jį labai lengvai gali apgauti. Tie šou, nors ten tiesos nebus, bus kažkoks iškreiptas doktrinos, bet žmogus matydamas tą šou, sakys, o čia Dievo jėga lydi, ir jis manydamas, kad čia Dievo jėga lydi, jis tą melą, klaidingą iškreiptą teologiją, jis ją priims už gryną pinigą, kaip Dievo žodį. Ir pats susipainios, ir be abejo paskui jis bus tęsėjas tų pačių klaidingų idėjų kitiems. Žiūrėk, man tai labai primena maisto temą. Yra sveikas maistas, yra tas šlamštmaistis, taip vadinamas, išvertus iš anglų kalbos. Greito maitinimo restoranai yra tokie, aš ten nelabai, manęs jie netraukia, bet aš turiu labai daug draugų, kuriem, tiesiog fantastika tas maistas. Mintis yra kokia? Tas maistas labai, kaip sakyti, jaudina skonio receptorius, taip pat tai kaip ir kokias žinias, skandalas, pliotkas, jaudina žmonėms smegenis. Ir jie tenai ateina, nori dvasinio maisto, jie eina tenai maitintis. Į greito fast foodo restoraną, žinai. Dvasinio, tarkim, kažkokia tai ten, kur daugiau šou elementų, viskas. Ir kuom tai galiausiai baigėsi? Anksčiau ar vėliau tavo sveikatą sušlubuoja. Jeigu tu ten tik ir valgai, žinai. Kitas dalykas, kai žmogus sako, žiūrėk, tavo sveikatą sušlubavo, tu jau sveri ten 300-400 kilogramų. Ir tu sakai, tai jau geriau ir mirsiu. Suprantate, kai tu sakai, kad pas Dievą negrįžt. Nes atsisakymas šito tave jau taip toli nuvedė, kad tu jau ir gyventi nebenori be šito. Arba šituo būdu, arba tu jau viskas dedi tašką į gyvenimą, nes atrodo. Čia kaip ir, žinai, sako, nerūkyk, nes bus plaučių vėžys. Bet tu tada galvoji, tai jau geriau mirti negu nerūkyti. Tu prasme, iki tokio lygio, tau jau nebeišeina atsinaujinti. Tarkim, čia gal, tu prasme, ar įpročiai, ar amžius, su kurio čia momentu ateina, kai tu nebegali persilaužti atgal. Tu jau susiprofiliavai ir viskas, sukietėjai ir taškas, žinai. Abstinencija. Abstinencija, bet ir su amžium, žinai, kai žmogus jau užsispiria, yra šitaip ir ne kitaip, ir jis nebelankstus, jis nebepriima naujos informacijos, žinai. Tai tas dalykas, jo. Jo, tai yra tokie dalykai, kad jau tu žmogus nebenori eksperimentuoti, jis nori tiesiog, jis nebeturi nei energijos, nei jėgų, žinai, naujam, kaip sakyti, keisti gyvenimo kryptį. Ir čia ir su fiziniu, ko gero, pajėgumu yra susijęs momentas, žinai. Tai čia toksai dalykas. Jo. Man patinka tavo ta mintis, kad tu su maistu sulyginai. Kaip sakai, žmonės pripranta to fast food, ar, kaip sakau, greito maisto, bet ten yra dedama skonio stipriklai ir visokie priemonės, kad tą klientą užkabinti, kai jis paskui vėl nori eiti. Juk yra tokių ir gėrimų, kur kuo tu daugiau geri, tuo daugiau nori jų, kaip pauškai saldus visokie gėrimai yra. Ir faktiškai, kaip sakai, tarsi padaro priklausomą tą žmogų nuo to maisto. Lygiai taip pat ir su dvasinis dalyks yra. Jeigu žmogus, ta prasme, mėgsta tą vadimą greitą maistą dvasinę, kuriuose nėra nieko tokio rimto. Bet atrodo, žmogus į tą įklimpsta ir atrodo, kad aš labai dvasingas, čia Dievas mane veda, visą kitvarko yra. Bet štai toksai, tokia apgaulė, save apgaulė, ta prasme yra, kaip su greituoju maistu yra. O ten nėra jokios tvirto rašto pagrindo. Maistingumo jokio ten nėra. Jokio dvasinio maisto nėra. Ten, sakant, toksai
nu, iškreiptas žodis, paremtas ant jausmų, ant šau, dėmesio nukreipiamas kitur, kitur. Bet jeigu ten rimtai įsigilinus per Dievo žodžių pagalbą, tu pamatai, kad yra, nu, tik laiko praleidimas, tai yra religinis klubas, į kurį žmonės praleidžia laiko. Bet ten O Dievo žinai, vedimo nėra visiškai. o žinai kaip sulyginti filosofiją Dievo žodyje su kuom? Nežinau. Su periebiu maistu. Jo. Žinai, riebus maistas irgi kenkia, kai jisai per riebus, kai viskas riebaluose plaukia. Ir kai tu paėmi raštą ir pradedi filosofuoti, o kas būtų, jeigu būtų, ir kas čia būtų, ir čia galėtų taip ir taip būti, irgi prisifilosofuoji, supranti, per barzdą varvėjo, burnoje neturėjau, žinai. Jo, todėl reikia atsargiai. Matai, aš šitą paėmiau iš to momento, kad aš buvau bažnyčioje irgi ale protestantų Norvegijoje, kur yra sukurta bažnyčia tam, kad žmonės jaučia dvasinį alkį ir yra sukurta bažnyčia dvasiniam alkiui patenkinti. Tai, ką jie kalba pamokslai, yra grinai pritemptiniai, daugiau filosofiniai, daugiau suvestiniai. Žmogus atsikėlė, pastorius atsistojęs pasakojo, kad jam Dievas šnibžda į ausį ryte, laikas įsipilt kavos. Ir sako, ačiū Dieve, kad priminėjai ir bėga, žinai, ir aš galvoju, nu ar tikrai, nu ir toliau visas pamokslas taip tęsiasi, kad kaip jis ten interpretuoja Bibliją, kad ten visiškai išsikarpia vietas, kurias nori, nu visiškas šou padarytas. Tai yra kalba apie nieką. Kalba apie nieką, padarė šou, ta prasme, spektaklis, žinai, o tau reikia. Biblija turi sukurti spektaklį, turi pusę valandos. Ir padaro. Susirinko žmonės, su kuriais ten bendrau, labai šilti, labai tikrai malonų žmonės, supranti, visi, nes žmogus jaučia dvasinę alkį, nori, ieško Dievo ir jisai papuola į tokias pinklės, susigalvoja, kad šičia yra, na, tai ir yra tas dvasinis maistas, žinai. Bet iš tiesų ir pas juos brošiūrą paėmiau parašyta. Pirmas punktas – 10. Suneškit 10, mes iš to laikomės. Iš to darom, nu kaip į teatrą, ateini susimokė. Pinigus už tą, tai pirma motivacija, apie ką tu nori pasakyti. Na ir toliau, žinai. Ir aš supratau, kad štai yra poreikis ir štai yra užkimšta. Žmogui reikia maitintis, tai šėtonas sukurs fast foodą, žinai. Šalia maisto, suprati. Ir žmogus tada nebesupranta, kad maistas yra skirtas tam, kad tu augtum ir stiprėtum, Dievo žodis, kad tu dvasiškai stiprėtum, o tik tam, kad pasimaitintum. Čia yra du skirtingi dalykai. Nes tai čia gili mintis tame ir aš kai matau, kad yra manipuliuojama Dievo žodžiu įvairiuose pamoksluose, daromas šou, žinai. Labai liūdnas momentas ir labai daug kas ant to užkimba. Ačiū Dievui, kad tiek toliau žmonės, kurie užkimba, jie meldžiasi ir ieško Dievo žodžio, jie pradeda atskirti. Bet čia yra, kai jie sakė, jeigu ieškosite, rasite, belsti bus atidaryta. Tai be abejo, jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai eina, pradžio gal jis nepamatys, kad čia yra šou, bet ilgiau einant, gilinant jam pačiam asmeniškai santykius su Dievu, jis pradės atskirti, pamatys ir vieną dieną sakys, ne, ačiū, man to nereikia, čia per silpna ir nerimta, ir jis tiesiog ieškos, ir Dievas be abejo jį nuves ten, kur reikia, bet pirmiausia, kad jo turi asmeninis troškulys eiti su Dievu. Va čia tas turbūt. O jeigu to nėra, tai manipuliuos visi tie šou ekspertai. Tu man priminė, žinai, tą pirmą mano mintį, kai atėjau ten pasiklausyti, ką aš šneka. Man pirma mintis, jūs juokaujat. Jūs juokaujat. Visiški vėjai. Ir čia ko gero yra, jeigu tu skaitai raštą, tyrinėjai, tu pradedi taip ryškiai matyti, kad ojojojojoj, kaip toli nuo tiesos. Gerai. Žiūrėk, tą vieną mintį pasakysiu. Tai juk lygiai taip ir buvo viduramžiais, kada reformacija buvo. Kurį laiką žmonėms užteko, pasitenkino tą, ką tradicinė bažnyčia kalbėjo, tais, sakykime, kada tos dvasinis buvo paviršutiniškos, lyg kalbėjo apie Dievą ir lyg tai užteko. Bet kada Liuteris pradėjo grinai ištyrinėti šventą raštą ir pradėjo lyginti, žiūrėti, jis tada tik pamatė, kad kaip toli bažnyčia nusivažiavusi nuo to pagrindinio šaltinio, nuo Dievo žodžio yra. Bet tai reikėjo laiko. Jeigu tai būtų Dievo žmonės viduramžiais to nenagrinėję, būtų ir nepamatę,
kad bažnyčia moko daug tokių tuščių dalykų, iškreiptų dalykų, tradicijų, kurios prie Dievo neveda. Tai ir lygiai tarp šiandien Dievas nepasiekė, ir lygiai šiandien taip pat irgi žmonės, jeigu jie tik tai ieško, tyrinėja, jie praregi, jie pamato, kiek melo yra tam krikščioniškam pasaulyje, bet žmogus asmeniškai tyrinėti. Kitaip, nieko nebus. Tai va, tai reformacija ir padarė tos žmonės ieškančius stipriais. Ir lygiai tas pats šiandien. Jeigu jie ieškos, jie taps stiprus Dieve. 2 Petro 3:18. Todėl aukite malonę ir mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Kaip mūsų augimas įtakoja mūsų žinios nešimą? Mes jau galime tiesiog nešti žinią. Vat ką išmokom, tą ir nešam. Atvesti visus į bažnyčią, vesti visus į bažnyčią, taškas. Nu ir eini su to vienu momentu. Žiūrėk, man tokia mintis kilo. Ir toks posakis, kad stovintis vanduo surūksta, jis tampa negyvas. O žiūrėk, upeliai, kurie čiurlena, kurie vanduo bėga, jis išsivalo, išsiskaidrina ir tampa toks gyvas vanduo. Ir augti tai reiškia malonę, kad Dievas tau nuolatos teikia malonę, bet tu turi tyrinėti, aiškinti, bandyti suprasti yra. Ir va čia taip tas vyks auga pažinimas. Ir kada tu ieškai, tyrinėjai, augi, nes toje vietoje, faktiškai, tu tampi ir pats gyvas. Ir Dievas tau teikia savo dvasią be saiko, kaip sakant, tiesiog tu patiri naujų patirčių. Ir, nestoji vietoj, kaip sakant, nesugendi. Bet jeigu, ta prasme, tu galvoji, kad, aš jau priimau Kristų, aš jau sužinau, kiek yra, man užtenka, dabar jau galiu veltis, įsisukti į kitą verslą arba į kitą sferą kažkur tai pasinerti. Čia dabar jau žinau, man daugiau nieko nereikia. Ir vat, faktiškai, čia yra tas pavojus, kad greitai užimsi tas savo mintis belia ko kitko ir atrodys, kad viskas gerai, aš viską žinau. Bet su laiku šalia esantys žmonės pastebės, kad tu neaugi, o smunki. Dvasių dalykuose nėra tokie dalykai, kad, kaip sakant, pasiekiau ir sustojau. Ne, tu arba augi, arba krenti. Todėl Dievo vedimas turi būti visą gyvenimą, bet tas vedimas taip, kad mes turim kažką patirti, pažinti, augti pažinimu. Ir todėl čia Petras sako, kad augti malonė ir mūsų viešpaties gelbėti Jėzaus Kristaus pažinimu. Reiškia, tai turi būti nuolatinis procesas, jis nesustojantis yra. Bet jeigu sustosiu, tai jau faktiškai prasideda kritimas. Taip sakyčiau. Paimkim tuos žmonės, kurie labai susikoncentruoja, kad esmė yra pakviesti į bažnyčią žmonės. Ar tu tai vardintum kaip teigiamą, kaip trumparegišką, kaip neigiamą, ar kaip tu įvardintum tokį momentą, mes kalbam tokią situaciją, jeigu žmogus, ta prasme, susitikus ne tiek apie Dievą kalbėti, kiek nori iš karto į bažnyčią pakviesti. Jo, čia yra dvi pusės šito klausimų yra. Viena pusė, kad yra žmonės, kurie neturi dovanos papasakoti, paaiškinti doktrinų ar tiesų, kažką apie Dievą. Tiesiog jie vieną, ką gali ir turi dovaną, tai pakviesti žmonės. O tiesiog moka pakviesti kažką, bet jie daugiau nieko. Ir kai kurie žmonės tiesiog pakviečia tikrai ir atveda žmonės į bažnyčią, viskas tvarku yra. Bet daugelį atvejų yra geriau, kada žmonės ne į bažnyčią pakviečia, o pas Dievą pakviečia. Tada rezultatas būna gilesnis, geresnis, ta prasme, nes tada supažindina su Dievu yra. Ir tada, kai žmogus supažįsta Dievą, tiesiog tada tu gali pakviesti ir į bažnyčią kažkas yra. Arba, sakant, apie tai daugiau kalbėti. Bet jeigu faktiškai nekviesti bažnyčią, yra kita pusė, ta prasme. Žmonės pasineria į tokį supratimą, kad aš tikiu Dievo, man užtenka, man jokios organizacijos, jokios bažnyčios nebereikia. Ir čia kita kraštutinumas irgi blogai yra. Todėl faktiškai reikia būti atsargiems. Pakviesti reikia, bet reikia žinoti kada, kaip, kur. Ta prasme, turbūt į daugiau klausimų sudėliota
turbūt būtų aišku, bet jeigu tik kviesti, tai žmogus atėjęs naujas į bažnyčią, gerai, jeigu bendruomenė tikrai labai pavyzdinga ir tie žmonės nesutiks tokių žmonių, kurie tikrai nešviečia Kristaus meilę. Gali kai kada bažnyčios nariai kokiu savo neatsargiu žodžiu užgauti naujai pakviestą žmogų. O naujai pakviestas žmogus į bažnyčią, jis būna kaip taisyklė jautrus. Viską žiūri atėjęs į bažnyčią kaip per padidinimą stiklą. Ir menkiausias netoks žodis, žingsnis, gestas, jį gali atstumti tai, kai jis daugiau niekada nenorės ateiti į tą bendruomenę. Va šitas yra pavojus. Ir mes žinom, kad daug tokių žmonių yra jautrių. Todėl, faktiškai, geriausia, kada žmogus yra šiek tiek paruoštas, supažinamas, kad toj bažnyčiai taip pat yra netobuli žmonės, kad jie taip pat gali klysti, kad neturėtų tokių rožinių akinių, kad bažnyčioje ten visi šventieji, ten visi be trūkumų, ten visi mylis, ten tobuli žmonės yra. Todėl pakviečiant žmogų turi būti šiek tiek paaiškinta, kad būti Dievo vaiku, tai nereiškia būti be trūkumų. Kad jis atėjęs į bažnyčią, pirmiausia, žiūrėtų į Dievo žodį, į Dievą, dėmesys bus sutelktas į Kristų, bet ne į žmonės. Nors žmonės labai reikalingi tam yra. Tai va čia, aišku, pakviečiant yra tų viskų niuansų, bet to neina, vis tiek reikia kviesti. Tai net jeigu kviečiant į bažnyčią, tu vis tiek pirmiausia gali pakviesti pas Dievą. Ir tada tavo žmogus sako, o kaip ten ką? Ir sakai, aš nesu toks iškalbus. Tai jeigu ateisi į bažnyčią. Jo, daugiau sužinoti. Jo, tai va būtent kai kurios moterėlės, kurios jis nėra iškalbęs, bet tiesiog jos moka tinkamai taip pasakyti, pakviesti, kad tas žmonės ateina bažnyčią ir jis pasilieka. Ir aš tokiu atveju turiu, kada irgi buvo moterėlės, kurios, nesakyčiau, kad moka labai kažkas skelbti, net sakyčiau, kartais man taip, nepritarčiau, bet pakvieti, tie žmonės atėjo pirmą kartą ir iš pirmą kartą pasiliko. Ir aišku, jie pasiliko, kuria prasme, jie netapo iš karto nariais, jie metus laiko mažiausiai lankėsi, aiškinus, bandė suprasti, bet jie rado, kur ieškoti, kur tyrinėti. Ir praėjus metam laiką arba 2 metam pasikrikštijo, priėmė Kristų. Ir va tas nuostabus dalykas yra, kai tuo tarpu atrodo kiti evangelistai daug dirba, skelbia ir tokių rezultatų nėra, kaip kurios moterėlės, kurios atrodo nėra nei pastorės, nei evangelistas, o jos būna pakviečia daugiau žmonių ir dar daugiau žmonių priima Kristų, negu paruošti tarnautojai. O tas labai įdomus dalykas yra. Toks paradoksas. Pirmas Petro, dabar 1 Petro 3. Aha. Ir eilutės, 1 kurios... Petro 3, 8, 15. Gerai. Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintis brolius, gailestingi, nuolankus, neatlyginkite piktą už piktą ar keiksmą už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir pats esate pašaukti paveldėti palaiminimą. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą, tai ieško ramybės ir tesiveja ją. Mat viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius ir jo ausis išgirs jų maldas, bet viešpaties veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakenks, jei stropiai darysite gerą, bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti, jų gąsdinimo neįsigąsti ir nesutikti, tačiau šventai sergti savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausančiam apie jumise gyvenančią viltį. Palaikyk kelintas iki 18, kai ne? Iki 15. Gerai. Iki 15. Jo. Tai čia Petras ir duoda tokią instrukciją, paaiškai, kaip elgtis, kaip bendrauti, kaip neužgauti, kaip liežuvį pažaboti. Ar tu pasakytum, kad tai yra, bet čia parašyta tarpusavį bendrauti, bažnyčiai? Ar čia yra su aplinkiniais irgi taip pat? Šitos mintis, jos tinka visur, paaiškai. Tos pamokas yra. Ir pirmiausia, jeigu mes neišmoksime kalbėti tarpusavį tinkamai, draugiškai, nesikandžiant, neieškant priekabų prie žodžių, jeigu mes neišmoksime tarpusavį, tai argi išėję gatvę mes kitaip elgsimės. Paaiškai, jeigu mes neišmoksime čia kalbėti savo artimoje aplinkoje, tai tie įpročiai kalbėjimo manieras, jos persiduos ir kalbant su svetimaisiais yra. Ir tu paskui niekas taigi nepadarys ir neapgausi tą žmogų, kurį tu pirmą kartą sutikai. Tu gali
pradžioje įspūdį šou padaryti, parodyti, oi, čia koks aš geras ir aš čia koks šventasis esu. Bet laikai tas žmogus vis tiek pamatys, kad tu čia tik sakant vaidini, kad nėra to dalyko, kaip tu gražiai kalbi yra. Todėl žmogaus negalima apgauti. Gali kuriam laikui šiek tiek, nu, sakykime, apgauti, bet tai ne visam laikui. Todėl ir Petro patarimai, kad sak, neslyginkite piktą už piktų, keiksmą už keiksmą. Na, vėl, aišku, keista, kaip jis kalba bendruomenė, kad bendruomenės tokių dalykų pasitaikydavo. Bet tai, aišku, kalba ir su svetimaisiais, ir su netikinčiais mes turim, nu, analogiškai elgtis. Čia negali būti, manau, kad kažkoks išskirtinumas. Čia visur tie principai galioja. Mūsų pamokoje yra dar tokia tema įtraukta į šį liudijimą apie liudijimą savo šeimoje ir apie Efraimą. Ar ne? Apie tokį momentą, kai tavo šeimoje vaikas užaugęs neseka Dievu. Tokia labai nemaloni tema, nes joje iškart norisi kažkaip identifikuoti tos dalykus, kodėl taip yra. Tokia tema, sunku ją kalbėti, bet teisimo arba kažkokio tai, na, kaip sakyt, bandymo įžvalgos ar dar kažką, tai todėl jie nelabai kas diskutuoja šitą temą. Nemaloni tema, labai skausminga tema ir taigi evangelizacija savo namuose. Ir ar tu nori kalbėti apie Efraimą, ar tu nori pakalbėti apie praktiškai mūsų šeimose vykstantį atkritimą? Galbūt šiek tiek, nu, biškita ir bišta, bet šiaip tai aš daugiau apie šeimas daugiau, gal sakykime. Iš tikrųjų, ta realybė yra skaudi, yra ta prasme, kad šeimuose, kur atrodo tėvai tikintys ir, o vaikai pasirenka kartais, nu, ne Dievą ar ne bažnyčią. Ir gana tai, sakykime, dažnas toks dalykas pasitaiko taip. Bet vėl, nu, mes negalim nuleisti rankų. Kai kurie žmonės galvo, kad jeigu vaikai pasirinko pasaulį, tai viskas, tai ir man vietos nėra, tai ir aš einu pasaulį. Čia nu, negalime taip visiškai save nuvertinti ir kaltinti. Kartais tėvai padaro viską, kad vaikai eitų Dievo keliu, bet nu, nepavyksta tie dalykai yra. Ir tai yra skaudinė laimė. Mes matom, pavyzdžiui, paimkim kaip pavyzdį Adomą. Adomas turėjo Kainą ir Abelį. Ir be abejo, tai buvo pradžia žmonijos. Adomas jis buvo dar tikrai atspindis Dievo charakteris, tikrai faktiškai jis žinojo, kas yra gera, kas yra bloga. Ir jis tikrai perdavė savo vaikams vienodai tą pažinimą apie Dievą. Bet mes matom, ant kiek skirtingai tie vaikai pasuko skirtingais keliais. Jeigu Abelis pasirinko eiti Dievo keliu, tai Kainas visiškai priešingų kelių pasuko. Ir nieks nepadėjo. Ir jis kaltininkas to, kad visą prieštarinį pasaulį jis nuvedė paskui save, paskui į maištą prieš Dievą yra. Ir niekadoms negalėjo padaryti paprasčiausiai yra. Va čia kartais tėvai padaro viską, bet yra šio pasaulio kunigaikštis, kuris kažkokiu būdu sugeba prilysti prie tų vaikų, juos patraukti jų dėmesį kitą linkmę ir juos pražudyti. Aišku, yra ir kita pusė. Šiais laikais būna, kad ir tėvų kaltė yra, bet čia nesinorės kažką kaltinti, nes pirmiausia, mes patys žmonės esame netobuli, ateinam pas Dievą, tokie, kokie esam. Ir kada reikia atėjus pas Dievą, būdams, sakykime, jau brandaus amžiaus žmogus ateina pas Dievą, ir dabar jam kažką reikia dar pakeisti, padaryti. Tai nėra labai lengva užduotis. Aišku, jie stengiasi, daro kažką, bet neišvengia ir klaidų. Ir todėl mes negalim visiškai nuleisti rankų, net jeigu tada vaikai ir nepasirinko to kelio. Mums belieka tik melstis ir Dievas gali tą reikalą atstatyti. Žiūrėkime, pasakykime iš Jeremijo knygos 31 skyriaus 18-19 eilutės, ten tokia mintis apie Efraimą. Tikrai girdėjau Efraimą raudant, tu mane plakei ir aš priėmiau plakimą. Aš buvau kaip neprijaukintas veršis. Sugrąžink mane, leis man sugrįžti, nes tu esi viešpats mano Dievas. Nors ir nutraukiau nuo saito
atsiprašau, nors ir nutrūkau nuo saito, bet gailėjausi, atėjęs į protą, sudaviau iš launį. Esu sugėdytas ir raustu, priekaištauju savo už savo jaunystės nuodėmės. Va, čia mes matome, kad kaip, išreikšta kaip Efraimas rauda, tarsi gailis kažkaip. Tai vis tai rodo, kad ateina laikas, kada tas žmogus, kuris galbūt nepasirinko tėvų kelią, nepasirinko eiti Dievo keliu, bet vieną dieną tiesiog gal tarsi prabunda ir pradeda suvokti, kad vis tai netinkamai padarė ir sugrįžti pas Dievą. Todėl faktiškai tėvai niekada neturi nuleisti rankų. Net jeigu ilgesnį gyvenimo laiką jų vaikai gyvena pasaulyje ir atrodo juose ne Dievo baimės yra, tėvai turi suvokti dalyką, kad šitas žmogus nėra Dievo paliktas yra. Ir jeigu tie žmonės meldžiasi, Dievas ieško būdų, kaip tą žmogų, prie to žmogus prieiti, ar atsiųsti žmogų, arba jame turbūt kažkas suformuoti, kažkoks supratimas, kas paskui padėtų ir Dievo žinią priimti. Todėl Dievas dirba, ir angelai dirba, visi dirba, bet žmogus su malda turi palaikyti šitą savo vaiką, kad kažkada galbūt jis atsivers ir supras. Na, sakau, mes kartais norim lengvų rezultatų, bet aš prisimenu rašte Naujam testamente tokia vieta, kur pasakyta, kad ten Jėzus kalba, kad dėl vieno nusidėlio dangui angelai džiaugiasi, ten tokia mintis yra. Ir aš galvoju, kad jeigu angelai džiaugiasi, kai atsiveria kažkoks nusidėlis, tai reiškia net angelams, kurie stebi visą tai, ir jie supranta, ant kiek tai yra sunki užduotis žmogų atversti pas Dievą yra. Jeigu nusidėliai būtų labai lengvai atverčiami pas Dievą yra, tai angelai nesidžiaugtų, sakytų, na tai čia eilinė darbo diena, arba čia tiesiog paprastas smulkmena yra. Tai rodo, kad visi tai yra tikrai sunku atvesti žmogų pas Dievą, kad ir angelai džiaugiasi, jeigu jis atsiverčia. Todėl faktiškai tėvai, kurie turi užduotį užauginti vaikus, aišku, kurie daro, jie daro ir stengiasi, bet jie negali nuleisti rankų, jeigu kažkas netai pavyko. Bet aišku, dažniau būna, kada tėvai tiesiog aplaidžiai žiūri, tiesiog pasinėrė į savo gyvenimus, savo rūpesčius ir neturi laiko skirti vaikam augti dvasiškai, čia reikia netgi kartais daugiau dėti pastangų. Yra ta blogybė ir šitoje sferoje, bet manau, tik vienintelis Dievas gali teisingiausiai įvertinti, ar mes pakankamai įdėjom pastangų, ar nepakankamai atvedant vaikus pas Dievą. Tai pasakyčiau. Čia, žinai, kaip už kitą žmogų kančios net kentiesi, žinai. Ir patirties neperdosi. Ir gal tavo vaikas ateitų tam tikro dvasinio lygio į bažnyčią, bet išėjęs į pasaulį jisai atkentėjęs grįžta, žinai, išgrynintas ir su tvirtesniu pamatu. Čia yra tiek daug tų variantų, kur iš tiesų neįmanoma nepergyventi dėl savo vaiko. Bet kas geriau, jei ne Dievas sudės tos dalykus, žinai. Ar žinai tokį posakį, sako, jeigu išauklėjai savo vaiką, gali lepinti anūkus. Bet jeigu išlepinai savo vaiką, tau teks auklėti anūkus. Gali būti. Nes būna tokie atvejai, jo. Aš esu susidūręs tokie atvejai, kada vaikai buvo gyvenimui neparuošti, apsiženijo, prisidarė vaikų ir tos vaikus arba kažkas turėjo paimti vaikų namus, arba seneliai pasiima globoti, nes mato, kad jie nesusitvarko, vaikų prisidaro, bet jie nesusitvarko. Tai jau tokiu atveju aš žinau tokiu atveju. Tai va, tai vis tiek turi, kiekvienas turi pasidaryti asmeninį pasirinkimą ir viskas. Mes atrodo, žinai, noris tą vaiką, taip kaip sakyt, suvinioti tą saugų apvalkalą. Va, viskas, tu saugus, dabar gali sėdėti ramiai pas Dievą, žinai. Ne, jisai turi, jisai turi padaryti savo pasirinkimą. Tai iš to pačio, taigi tie, kas nuklysta, ar tie, kas neteina, tie, kas nesirenka Dievo šiuo momentu čia ir dabar, taigi nereiškia, kad jam durys uždarytos. Taip. Tiesiog kartais tie žmonės būna dar nesubrendę šitai minčiai pažinti Dievą arba eiti pas Dievą. Tai kai jiems reikia laiko, kai jiems netgi
Daug metų reikia bręsti, kol jie pasiruošia ieškoti kažką giliau ir pasinėti į dvasios dalykus yra. Jo, bet čia reikia subręsti. Ar galime sulyginti irgi žmogaus atkritimą kaip ir Dievo tautos atkritimą? Pažiūrėk, kiek jie kartų atkritinėjo nuo Dievo, vis grįždavo, vėl atkritinėjo, vėl grįždavo. Bet jie grįždavo pas Dievą, kai jau visiškai jau būdavo šakės, Jo, tariant žargoniškai. aišku, kad galima sulyginti, nes tai kaip tauta atkrenta, taip ir kiekvienas žmogus gali atkristi. Ir tos praktikos yra daug. Yra. Aišku, bet viena yra bėda yra, kad jeigu tu vieną kartą atkritai, nu, tu sugrįžti, sakykime, po kažkiek. Bet antrą kartą, jeigu atkrenti, tai dar vėliau sugrįžti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Ir kuo toliau, ypač su metais, mes žmonės tampame daugiau tokie užkietėję, storžieviai. Ir jeigu aš vieną kartą atpuoliu, kitą kartą atpuoliu, trečią kartą gali nebebūti, ta prasme. Tiesiog paprasčiausiai ne dėl to, kad Dievas nepriims. Dievas visą laiką yra atviras, jis visą laiką nori priimti. Problema, kad mano supratimas, mano smegenys bus tiek išderinti, kad aš pats nebepajėgsiu priimti, suprasti ar netgi norėti. Tai va, faktiškai šėtonas žaidžia su mūsų smegenimis, žaidžia su mūsų jausmais ir gali mus taip, jeigu mes ne Dievui atiduodam, tai mes atiduodam savo norams, o tai reiškia šėtonai, jis gali mus taip suformuoti, kad mes niekada prie Dievo grįžti nebenorėsim. Aš galvos teoriškai, aš visada suspėsiu sugrįžti, bet to noro iki pat mirties gali nebebūti. Todėl, faktiškai, Hebrajams laiško autorius pasakė, jeigu išgirdote šventos dvasios kvietimą, tai nepaneikti jos, aiškiai. Taigi, kvietimas, jeigu šiandien išgirdai, sako, tu atsiliepki jį. Jeigu tu neatsiliepi šiandien, gali sekančiu, kad ir nebebūti. Gerai, jeigu tau bus, bet gali būti ir nebebūti. Su paprasčiausiai tu nebegirdėsi dvasios balsą. Nereiškia, kad dvasia nekviečia, nekviečia, bet tu tiesiog negirdėsi, tiek užkietėjęs bus. Mes matom, prieštvarinis pasaulis buvo taip užkietėjo, kad faktiškai nebeliko nieko Dievo, kaip tik planą užleisti. Sodoma Gomora tiek užkietėjo. Mes matom, kad istorijoje daug kartų Dievas kvieti žmonės, bet žmonės užkietėja. Taigi ir dabar, jeigu žmogus vieną kartą užkietėja, tikimybė ir antrą kartą gali užkietėti. Mes matom, kaip faraonas vis labiau kietėjo kiekvieną kartą, su kiekvienu stebuklu. Ir galų galia kelio atgal nebuvo. Todėl, faktiškai, atpuolimas yra toks pavojingas, kad galvoti, kad, bet kada sugrįšiu, kad tai nuo manęs priklauso, nuo žmogaus nebepriklauso, jeigu dvi jėgas dėl mano širdies kovoja Dievas ir velnias, tai faktiškai, jeigu aš pasiduosiu blogio jėgoms, galiu ir pas Dievą nebesugrįžti. Ir Tu žiūrėk, paprastas primityvus dalykas. Žmogus išsiskiria su savo žmona, ten kažkur tai pauliavojas, sugrįžta, jam atleidžia. Antrą kartą vėl kažkur tai pauliavoja, ir trečią kartą jis jau ir nebesugrįžta. Ir viskas. Nors čia buvo gal ir čia ramus ir saugus gyvenimas, ir šeima, ir viskas, bet ten kažkur ir išeini, kaip sakyti, pievas. Ar nuo to jisai tapo laimingas? Ne, bet pasidavė kažkokiem tai instinktam ar kažkokiai tai, iliuzijai. Su to iliuzija, žinai, aš laimingas, bet jeigu patirinėjai pasiūlą psichologiškai, matai, kad, nėra gale laimės. Tu persikėjai, ką nori tavo širdis ir galų gale pamatai, kad arba nepamatai, suvoki, bet nenori apie tai apmastyti, kad galiausiai to širdies troškimuose, tuštybė gale. Taip. Ir paskui kiti žmonės, čia irgi vienas toksai senukas tenai mirė vienišas, žinai, tėvas, bet tai ten toksai, kaip sakyti, tėvų jo nepavadinsi, žinai, par to, kad sūnų padarė, žinai, ir ten tą sūnų graudina, ten tavo tėvas vienas ten miršta ir taip toliau, taigi tas papasakojo apie savo tėvą, ta prasme, jis jam visai svetimas žmogus, žinai. Bet kaip, sako, jis vienišas, visiškai nieko neturi, žinai. Ir aš galvoju, ta prasme, tragedija į abi dvi pusės, žinai, ir sūnus širdį užkietinęs, bet ir tėvas galiausiai tėvo tas gyvenimo būdas savanaudiškas atvedė prie to, kad tu nebeturi visiškai nieko, į ką atsiremti šiam pasauliu, žinai. Žmonės, kurie taip gyvenimą nugyvena, kad jie praranda ir draugus, ir artimuosius, ir paskui jie kaltina kitus, kad manim niekas nesirūpina, niekam aš neįdomus yra, bet jų gyvenimo būdas, jie taip pats nugyveno, kad niekas nebenori su jais bendrauti. Čia yra bėda. Jie pasėjo ir dabar pjauna savo tokį nemalonų gyvenimą. Pasekmes. Dėja.
Dėja, taip ir būna. Efeziečiams 3, 17, 19. Kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, įdant būtumėte pripilti visos Dievo pilnybės. Ir atkreipiant dėmesį šitas eilutės, norėčiau pakalbėti apie motivaciją. Taigi, skelbimo gerosios naujienos ir motivacija. Ar gali tu tai patyręs nenorėti dalintis? Va čia ir yra, kad faktiškai čia kalba apie meilę, kad įsišaknyje per tikėjimą Kristuje širdyje, įsišaknyje įsitvirtinę meilė. Bet jeigu faktiškai tu patyrė tą Dievo meilę, Dievo rūpestį, faktiškai pasakysiu, kad ir neina nutilėti apie Dievo meilę, apie tai, kad koks tau Dievas geras ir kiek tau gyvenime visko ir padaręs ir, aš, pavyzdžiui, man neišėjo nutilėti. Tiesiog aš paprasčiausiai noriu pasidalinti žmonėms papasakoti tą dalyką yra. Ir čia yra toks natūralus liudijimas paprasčiausiai yra. Bet jeigu žmogus tuo nepatyręs, neturi ką papasakoti, be abejo, jis bus priverstas perskaityti kitų knygų, literatūros ir dalintis, ką kiti patyrė, bet neturi pasidalinti, ką jis pats patyrė. Tokiu atveju jis jaučia įpareigojimą, rūpestį, kad jis turi kalbėti, liudyti, bet žodis liudyti reiškia, tu turi pats patirti tai. Tu negali liudyti kitų žmonių patirčių. Jeigu tu liudiji kitų žmonių patys yra, tai nėra liudimas. Tai yra jau pasakojimas kažkoks, tai kažkoks istorijos perteikimas kitiems yra, bet tai nėra liudimas. Liudimas tai kada tu pats tai išgyvenai. Čia tas pats, kas teisėjas paklaustų liudytojo, ar tu tai matei? Aš nemačiau, bet kaimyns matė, bet jis man pasakoja tą prasme. Iš karto jis praranda liudytojo statusą, jis nebėra liudytojas. Tai va, čia tada yra, kalbant apie Dievo meilę, mes turim būti pats patyrę, įsišaknyje šitam dalykui. Ir tik tada galėsime papasakoti jiems. Ir turės tą žodis rezultatą, jėgą. To nėra, tai bus tik tai kalbos, paprasčiausias kalbos. Tai, kad dar pridurčiau prie to, prie viso liudijimo ir kvietimo, turėtumėm neužmiršti, nes kadangi mums į galvą kalta pagal mūsų kultūrą, kad išgelbimas už darbus, ta prasme, taip visą laiką būdavo. O jeigu tu nedirbsi, tai keliausi į pragarą. Čia irgi tai kitko manipuliacinis momentas gąsdinimo. O išgelbimas per malonę ir tavo motivacija turėtų būti malonė. Ir gal ir pasikeistų gal apmąstymas irgi, kad eini ir liudiji apie Dievą ne dėl to, kad turi. Niekam nesvarbu, nieko tu Dievui nepasiūlysi, kaip sakyti, naujo, nenustebinsi tu jo, žinai. Eini, nes negali nutilėti, žinai. Negali uždegęs žibinto kišti jo po indo, ne tame esmė. Ir čia kaip man primena irgi vieną mano pokalbį, ten žmogus skundžiasi ir taip, ir čia tas ir anas tas. Sakau, o ką Dievas? Visai, o ką Dievas? O ką Dievas tau apie tai sako? O jisai sako, prie ko? Čia su netikinčiu, žinai. Sakau, bet tu žinai, kad jau kam labiausiai rūpi tavo problemos, tai Dievui. Čia dabar, sako, tas prie ko, žinai. Tas prie ko. Sakau, suprantu, tik tai kuo toliau tu čia vargsi, tuo labiau tu drumsti vandenį. Drumsti ir viskas. Ir sakau, tai tu apmąstyk, sakau, kad jeigu nematai, esi visiškai tamsybė ir nematai jokio šaltinio, ar kam čia rūpi tos problemos, skambinėjai čia visiems draugam, niekam nerūpi, žinai. Niekam nerūpės ant tiek, kiek Dievui tavo visos problemos. Ir pamatęs Dievo veikimą, tame tampi liudininku. Tai būtent apie ką tu ir kalbėjai. Taip. Gerai, reziumuojant šiandienos pamoką. Ką galim pasakyti? Jeigu patyrėme Dievo meilę, taip dalinkime su juo, netylėkime.
O jeigu nepatiriame, tai ieškokime. Tada ieškokime Dievo santykių su Dievu, kad patirtume. Ačiū tau, Audriau, ačiū žiūrovai ir klausytojai. Palinkėsiu jums palaimintos savaitės ir Dievo artumo. Sudie. Sudie.